Minčių susidūrimas pristato Walteris Faitas ir Martinas Smithas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, mirtina žaizda, didysis prabudimas, naujovės, antrasis Vatikano suvažiavimas, popiežius Pranciškus, Laudato Si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesorių seriją. Sveiki, Valteri. Labas, Martinai. Vėl skelbėme keletą naujienų straipsnių. Matau, tavo pavadinimai vis trumpėja ir trumpėja. Vieną dieną jis bus 2 raidžių žodis. Bus esė. Taip, jūs sarkastiškas. Iš tikrųjų. Na, priežastis, kodėl jis toks ilgas, yra ta, kad žinotume, kas tai yra. Taip, ir tai taip pat naudinga internetui. Tada jie žino, kokie yra populiarūs žodžiai. Teisingai. Gerai, bet prieš pradėdami taip turime prašyti viešpaties pagalbos, kad galėtume tai sudėti taip, kaip jis nori. Gerai, mūsų dangiškasis tėve, ačiū, kad esi šalia mūsų kiekvieną dieną ir kiekvieną kartą, kad galime tiesiog pakelti galvas ir viską tau pranešti. Mes prašome, kad apšviestum mus šventąją dvasią ir vestum mus per šią diskusiją Jėzaus vardu. Amen. Žinai, Martinai, Biblija sako, kad dabar toks laikas, kokio dar nebuvo. Aš jau esu senas, bet jei tu man būtum pasakęs prieš 5 metus, net prieš 5 metus, kad bus tai ir tai ir tai per ateinančius 5 metus, aš tau sakyčiau, ne, gal po 20, 30, 40 metų, bet ne 5. Dauguma dalykų atrodo taip, lyg gyventume filme. Taip, mes gyvename filme, mes esame filme. Labai džiaugiuosi, kad turime šį dalyką vadinamą laiku. Nes anksčiau ar vėliau jis baigsis, tiesa. Negaliu sulaukti tos dienos, kai mums nebereikės stebėti. Kitą dieną kalbėjome sabatos mokykloje ir kilo klausimas, kas yra laikas. Ir yra mokslininkų, kurie sako, kad tai vaizduotės vaisius. Kiti sako, kad jūs negalite to apibrėžti. Ir aš šiek tiek galvoju apie tai ir galvojau, kas yra laikas. Jei taip sunku apibrėžti, kas tai yra. Ir aš padariau išvadą, kad tai yra interpoliacija. Vokietijoje sakytumėte en Einschub. Gerai, kažkas, kas buvo įdėta, kažkas, kas buvo įstumta. Įstumta į ką? Įstumta į amžinybę. Taigi buvo ši amžinybės dimensija ir tada buvo ši interpoliacija, šitas Einschub, įstumimas, pleištas, vadinamas laiku. Taigi, kitaip tariant, Dievas sukūrė laiką, o paskui sukūrė planetą su mėnuliu, žvaigždėmis ir saulę, kad nustatytų laikus ir metų laikus. Akivaizdu, kad turi būti tikslas, kodėl turėtų būti laikas, kodėl turėtų būti ši interpoliacija. Ir akivaizdu, kad vienintelis sprendimas yra išspręsti nuodėmės klausimą. Būtent. Negali būti nuodėmės klausimo amžinybėje, nes tai būtų amžinas vargas. Taigi turi būti Einschub, kuri turi būti interpoliacija. Dievas turi pasakyti, gerai, aš pertrauksiu amžinybę su šiuo dalyku vadinamu laiku ir tada aš parašysiu apie tai knygą, štai ta knyga, Martinai.
Ir aš jums tiksliai papasakosiu, kas nutiks šioje interpoliacijoje, šiame laike, šiame laiko tarpe. O jei netikite manimi, tai patikrinkite po to, kai įvykiai įvyks. Nes Dievas sako, žiūrėk, aš tau sakau iš anksto, kad tai įvyks, įvykus patikėtum. Ir tada jis pasako, kaip bus, pasako Evangelijoje pagal Matą, kaip bus, paskui Danieliui iš anksto pasako, kokia bus politinė ir religinė situacija. Ir tada Apreiškimo knygoje tiksliai pasako, kas tiksliai atsitiks. Ir žmonės vis tiek netiki. Ne. Taigi, kokia prasmė? Bet ačiū Dievui, ne visi. Tai yra tiems, kurie patikės. Gerai, taigi bus Abraomo sėkla, kuri turės tikėjimą ir tikės, nes juk jis pasakė iš anksto. Bet kai kurie dalykai, kuriuos jis mums pasako iš anksčiau laiko, yra tokie neįtikėtini, kad jūs manote, kad jie neįvyks, bet štai jie įvyksta. Tai vyksta ir daugelį žmonių nepatinka girdėti, kad mes beveik laiko pabaigoje. Negaliu sulaukti, aš taip džiaugiuosi. Kuo ilgesni tavo pavadinimai, Martinai, tuo mums bus geriau. Tai bus, kaip jūs sakėte, esė gana greitai. Gerai. Ir žinote, kas yra liūdniausia? Aš net negalėjau visko čia sutalpinti. Ką? Gerai. Taigi, iš esmės, kuo ilgesnis pavadinimas, tuo daugiau pranašiškų išsipildymų. Visa tai susiję su pranašišku išsipildymu. Gerai, taigi apie visą tai mes kalbėsime. Bėdų metas, kokio kada nebuvo, o jei taip nebuvo anksčiau, tai turi būti gana blogai. Kitaip tariant, viskas, kas buvo praktikuojama visur visame pasaulyje, aš kalbu apie blogį. Jis ketina mesti knygą į mus. Šėtonas turi užrašų knygą ir tai yra daugiau nei esė ir jis ketina mesti ją pasaulį. Manau, jis to užsiėmęs. Aš tai matau ir jaučiu. Ir mes net nekalbame apie kai kurias problemas, tiesa. Taigi, tu pavadinai taip, kibernetinės atakos, tinklo gedimai, klimato religija, lyčių karai ir religiniai sukrėtimai. Ir vėlgi, tai tik įvykiai. Taip, neįsitraukite nei į vieną iš jų. Būtent, tai tik įvykiai. Pažvelkite į įvykius, bet visada turėkite omenyje, kur tai eina. Ir kuo didesni įvykiai, ir kuo jie daugiau kaupėsi, tuo didesnė tikimybė, kad žmonės šauks. Jau gana, ieškokime sprendimų. Ir sprendimas yra, pagaliau ramybė. Ir tada ateis sunaikinimas, chaosas. Tai iš esmės ir viskas, kodėl turėtume tęsti ir rodyti visą tai. Ne, galime parodyti ir tada išeiti. Gerai. Pasimatysim kitą kartą. Gerai, pažiūrėkime, ką jie sako. New York Post 400 000 galonų radioaktyvaus vandens nutekėjo iš Minesotos atominės elektrinės. Lapkritį iš Minesotos atominės elektrinės nutekėjo mažiausiai 400 000 galonų radioaktyvaus vandens, tačiau pareigūnai apie išsiliejimą viešai paskelbė tik ketvirtadienį. Taigi daugumą šių dalykų jie griežtai slepia. Tai stebėtina, dėl to įkėliau keletą tokių. Paprastai tai būtų visose naujienose, kai kažkas panašaus atsitinka. Bet dabar vyksta vis daugiau dalykų, kurie kelia nerimą, bet į tai neatkreipiamas žmonių dėmesys. Štai tokia mintis, Martinai. Pranašystės dvasia sako, kad nelaimių daugės. Kils gaisrai, kils audros, kils susidūrimai ir nelaimės didžiuosiuose kelionių maršrutuose. Laivai skęs, traukiniai duš, lėktuvai duš. Ji nekalbėjo apie lėktuvus, bet didžiosios kelionių kryptys apima ir lėktuvus. Technologija pasiekė tokį tašką, kad nieko iš to neturėtų atsitikti. Tai turėtų būti taip organizuota, kad traukiniai niekada nesusidurtų. Turiu omeny, kad jie turi jutiklius, kurie praneštų, kad traukinys kliba, jie turėtų sugebėti stabdyti ir sustoti ir visą tai. Bet tada, jei ta sistema sugenda arba įvyksta kibernetinė ataka,
Ar negali nutikti tokių nelaimių, kokių net neįsivaizdavote? Taip, tikrai bus labai tamsi diena, kai visa tai vyks. Taip. Neseniai, kai JAV sustabdė visus skrydžius, nes sistema užstrigo. Įsivaizduokite, jei tas užstrigimas įvyktų, kol viskas yra ore. Gali būti įdomu, tiesa. Yra daug dalykų, kurie gali sukelti didelių problemų. Ir labai tikėtina, kad taip gali nutikti. Ir tada žmonija galvoja, gerai, mes išspręsime problemą su dirbtinu intelektu. Ir DI išlaikys viską lygyje, o tada DI pasidarys nesažiningų ir tada iš tikrųjų ištiks nelaimės. Būtent taigi tai gali tapti labai įdomiu amžiumi, kokio niekada nebuvo. Žinote ką, aš tiesiog pasakysiu tiesiai šviesiai, manau, kad tai jau mūsų laukia, tai jau netolimoje ateityje. O jei dalis jų net netikra, o tik, kad sukurtų baimę, manau, kad daugelis jų bus netikri, bet dėja, kai kurie iš jų bus tikri. Ir vis tiek nesvarbu, nes rezultatas bus toks pat. Ar tai daro velnias, ar tai daro griaunantis angelas, rezultatas yra tas pats. Taigi mes turime šias nelaimės. Taigi nors energetikos įmonė praėjusį rudenį pranešė valstijos ir federalinėms institucijoms bei branduolinės energetikos reguliavimo komisijai apie vandens, kuriame yra tryčio nuotėkį, valstijos pareigūnai sakė, kad jie laukia, kol galės pranešti visuomeniai, kol turės daugiau informacijos. Kiek informacijos norite turėti prieš įspėdami žmonės, kad jie yra veikiami radioaktyvumo? Taip, todėl aš manau, kad tai gali būti kitaip. Jie norėtų nutilėti, kad pamatytų, ar tai gali išnykti savaime. Todėl prieš pasidalindami informaciją turėjo nuspręsti, ką daryti su šiuo užterštu požeminiu vandeniu, kiek jo nutekėjo į žemę. Ir tada, Martinai, yra ta siaubinga traukinio avarija. Žinau, apie tai buvo daug pranešama, žmonės apie tai kalbėjo. Ir įdomu tai, kad patys įvykiai, kurie įvyko, yra gana pragaištingi, numeris 1. Bet beveik kaip Biblijos pranašystė, jie buvo išpranašauti jėzuitų teatre. Ir reikalas tas, kad čia atsitiko, atrodo, kad nereikia skubiai valyti ar tiesiog nuvežti žmonės į saugią vietą. Atrodo, kad jie beveik nori tos nelaimės. Tas pats su ankstesnė branduolinių atliekų skaidrė. Panašu, kad jie nori, kad prasidėtų nelaimė. Gerai. Pažvelkime į naujienas ir tada pažiūrėsime į kitą informaciją, įdomią informaciją. Traukinys nuvažiavo nuo Bėgių vasario 3 dieną 20:54. Juo buvo gabenama 20 vagonų su pavojingomis medžiagomis, įskaitant vinilo chloridą, labai degias nuodingas dujas, kurios sukelia centrinės nervų sistemos problemas ir yra susijusios su daugybė vėžio atvejų. Evakuacija, prašom pasitraukti iš šios vietovės. Keliomis dienomis po avarijos Norfolk Southern nerimavo, kad vinilo chloridas gali sprogti, todėl jie kontroliuojamai sudegino potencialiai išskirdami fosgeną. Dujas naudotas kaip cheminis kovos agentas Pirmajame pasaulinėme kare. Vaizdo įrašai greitai išplito iš vietos gyventojų, kurie bijojo ir nežinojo, su kuo susidūrė. Čia vis dar kvepia kaip chloras ir palieka nemalonų skonį gerklėje. Daugelis pranešė apie bėrimus, gerklės skausmą, pykinimą, galvos skausmą, kvėpavimo sutrikimus, taip pat matė sergančius gyvūnus ir vandenį padengtą cheminiu blizgesiu. Tai negali būti saugu. Jie tai vadina toksiškų orų plintančių įvykių, jie čia neateis. Ar turėsime palikti savo namus? Žinoma, ne. Iš kur tu žinai? Aš tiesiog žinau. Gerai, o jei tai pavojinga? Tas filmas Baltasis triukšmas stebėtinas, ar ne? Ar galite patikėti, kokia panaši net filmuota medžiaga? Absoliučiai. Martinai, stebina tie chemikalai. Turiu omenyje, kad tai cheminės medžiagos, kurios buvo naudojamos cheminėme kare. Tiesa. Ir juos veža mega korporacijos ir įmonės, kurioms priklauso šie daiktai, kurių pirštai yra beveik kiekviename pyrage. Kokį tik galite įsivaizduoti.
Ir pažvelgusi tai, kaip jie reagavo ir koks atsainus buvo vyriausybės pareigūnas, būtent, nesakykime per daug apie jį, išskyrus tai, kad jis avėjo keistus batus. Tai labai įdomu. Ir kad yra filmų ir visos šios kompanijos yra susijusios su Vatikanu. Giliai. Ir vėlesnėme vaizdo įraše taip pat parodys, kaip jie, ta pati įmonė ar įmonės, sukišo pirštus į Ukrainos situaciją. Taip, žinoma. Tai taip stebėtina. Taigi, tai gali būti tik nelaimingas atsitikimas, bet buvo tai išpranašauta taip tiksliai, kad įdomu. Ir tiesiog ryšiai, kam kas priklauso ir kaip tai buvo padaryta. Įdomu tai pasakyti. Tiesiog palikime tai ten. Palikime tai, bet aš tik pagalvojau, jūs nuo ko pradėjote, pasakodamas mums apie laiką. Dievas mums iš anksto parodė Biblijoje, kas nutiks. Argi neįdomu, kad gal priešininkas bando daryti tą patį, bet per filmus? Taip, nes tai jo ruporas, jis neturi žodžių. Jis neturi, tai jo ruporas. Taip, taigi filmai, jėzuitų teatras yra jo ruporas. Martinai, jei peršoksime iš nelaimingo atsitikimo Jungtinėse Amerikos valstijose ir nušoksime į mūsų pasaulio kraštą, kuris yra kuo toliausiai, tada mūsų laukia maisto ir vandens trūkumas. Įdomu tai, kad tai nėra mūsų naujienose. Tai praneša iš Jungtinių valstijų, kurios įspėja savo piliečius mūsų šalyje. Taigi, manau, trumpam surenkime kompaniją Namibijoje. Taip, gerai. Jungtinių valstybių vyriausybė perspėjo savo piliečius Pietų Afrikoje sukaupti 3 dienų atsargas, įskaitant greitai negendantį maistą, 3 litrus geriamojo vandens per dieną, vaistų bei pirmosios pagalbos atsargas. Be maisto ir vandens atsargų ambasada pasiūlė šias rekomendacijas. Turėti ryšių planą, kai nėra arba ribota elektra, mobiliojo telefono baterijas, papildomus įkrovimo laidus, kaip mes darysime, kas naujo profesorių, kai visa tai sugrius. Palikim tai Dievui, tiesa. Būtent, gerai, įsitikinkite, kad turite reikiamų vaistų, įsiminkite šeimos narių telefono numerius, nustatykite saugias zonas, laikykite žibintuvėlius, baterijas ir taip toliau. Ir tai gaunama iš JAV ambasados. Argi tai neįdomu? Ir tai ateina iš ambasados. Taigi ambasados patarimas pateiktas po to, kai JAV vyriausybė liepė Pietų Afrikoje veikiančioms įmonėms ir finansų įstaigoms pradėti galvoti apie visišką tinklo žlugimą. Martinai, mes tikimės visiškos tinklo griūties šioje šalyje. Ir aš visada nustembu, kai skaitau užsienyje, kad perėjo tornadas ir 100 000 žmonių liko be elektros. Tai pasaulinės naujienos. Ir kiek ilgai. Pas mus visa šalis be elektros. Būtent, kasdien. O jei paimsite Zimbabvę, tai pusę dienos kasdien jie yra be elektros. Jūs negalite valdyti jokios pramonės. Ir pas mus pusę dienos. Taip, šiame etape taip. Mes vėl esame 4.-6. etape. Taigi galime tikėtis didelio jaudulio. Ir kiek buvo žadėta, kad to niekada nebus. Daug pažadų. Daug pažadų. Ir tada jokiai yra daržovių normavimas ir viskas apie normalizavimą. Taigi dabar jie ką pateikia? Klimato kaitą. Klimato kaitą mes turėjome per daug dalykų, Martinai. Turime patobulinti. Tai tikrai nėra bloga savoka, kurią reikia patobulinti. Kodėl jie turėtų sakyti vienu metu, jie sakė, kodėl turi būti tiek daug sūrio pasirinkimo, kai visiškai užtektų 2 ar 3 rūšių. Na, man tai skamba šiek tiek marksistiškai. Pastariosiomis dienomis kai kurie vaisiai ir daržovės buvo normuojami didžiųjų UK prekybos centrų. Aldi, Morrisons, Tesco, Sainsbury's
Visą tai, manau, mes tai rodėme anksčiau, bet tik norėdami parodyti, kad tai dėl pandemijų, tiekimo būdų gedimo, ūkininkavimo infrastruktūros, nepakankamų trąšų, tai tik normavimas. Taip. Įdomu tai, kad dabar jie nori kaltinti Brexitą. Taip, kodėl nekaltinus Brexito? Tačiau kita Brexit takoskyros pusė yra tvirtai nusistačiusi, kad dėl bet kokio trūkumo kaltina orus, taigi tai klimato kaita. Ar politiniai pokyčiai? Kas tai, Martinai? O gal tai planuojama? Manau, kad tai suplanuota. Taigi tikroji trūkumo priežastis, darant prielaidą, kad tikrai yra trūkumas. Matai, net jie čia skeptiškai žiūri, ne tik atodusis dėl nesąmonių, kaip tualetinio popieriaus fiasko pandemijos pradžioje, tai vienaip ar kitaip jie buvo sukurti. Taigi, Martinai, tai ne sąmokslas, tai tik pastebėjimas. Geras pastebėjimas. O tada mes turime antrojo pasaulinio karo stiliaus maisto normavimą, kuro reikalingo kovai su klimato kaita, teigia mokslininkai naujame straipsnėje. Tai šių metų Fox News. Taigi, Martinai, ar jie kažkam ruošia žmoniją? Taip, kondicionavimas. Ar tai nevadinama kondicionavimu? Būtent. O paskui ateina prievarta. Gerai. Ir tai yra Lico universiteto mokslininkai. Taigi, tai yra recenzuojami straipsniai, kurie jums sako, kad tokie dalykai vyks. Aukščiausia Britų institucija rašo žurnale Etika. Man nereikia recenzuojamo straipsnio, kad pasakytų, jog bus badas. Galiu perskaityti Mato 24 skyrių ir ten tai parašyta ir man nereikia laukti patvirtinimo iš recenzuojamo straipsnio. Bet yra skirtumas. Tai neteisingas kaltinimas. Jie nori kaltinti ką nors kitą. Aha. Biblija kalba apie visišką moralinių vertybių sunykimą. O jie kalba apie klimato kaitą. Taigi problema, žinoma, yra politika ir aplinka. Kad normavimas buvo neteisingai apleistas kaip klimato kaitos švelninimo politikos galimybė, teigiant, kad toks požiūris būtų veiksmingesnis nei lėtas neteisingas mokesčių didinimo rezultatas, skatinantis žaliąją darbotvarkę. Taigi, Martinai, ar jiems trūksta laiko, kad ją greitai įvestų? Taip, nėra net laiko pakelti mokesčius ir versti susiveršti diržus. Tiesiog įveskime antrojo pasaulinio karo normavimą ir baigta. Ir manau, kad viskas yra tame, kad jie tai bandė, bet viskas vyksta ne taip greit, kaip jie norėjo. Štai kodėl jie skubina. Taigi, eikime tuo keliu. Martinai, kokia priemonė galėtų būti naudojama pagreitinimui? Kibernetinės atakos. Aha, pažiūrėkime. Labas ir sveiki atvykę. Pažvelkime į svarbiausią šios valandos istoriją. UK organizacijos patyrė vidutiniškai 788 savaitinės kibernetinės atakas per 2022 metus. Tai reiškia 77% padidėjimą palyginti su 2021 metais. Nauji skaičiai atskleidžia didėjantį susirūpinimą dėl kibernetinių grėsmių. Kibernetinių atakų padidėjimą daugiausia lemia sudėtingos išpirkos programų grupės. Prekyba akcijomis Londone paniro į chaosą po pranešimo apie Rusijos remiamą išpirkos programų gaują užpuolusią bendrovę, kuri vaidina pagrindinį vaidmenį Didžiosios Britanijos finansų sistemoje. Praėjusį mėnesį kibernetinę ataką prieš Royal Mail surengusi grupė antradienį nusitaikė prekybos programinės įrangos tiekėjų Ion grupė. Londone įsikūrusi įmonė atlieka svarbų vaidmenį technikos srityje, kuri yra pagrindas prekybai akcijomis, duomenimis ir su išvestinėmis priemonėmis kvadratinėje mylėje. Pasakysiu, kad ataka paveikė 42 klientus, nes buvo sutrikęs aiškus išvestinius finansinių priemonių skyrius. Ataka įvyko praėjus kelioms savaitėms po to, kai Lockwood privertė Royal Mail sustabdyti tarptautinį pašto siuntų pristatymą. Dėl to daugiau nei 500 000 siuntinių laiškų įstrigo nežinioje. Anksčiau sausio 11 dieną The Guardian patvirtino, kad jie nukentėjo nuo išpirkos reikalaujančios programinės įrangos atakos ir kad per incidentą buvo pasiekti UK darbuotojų asmens duomenys. Tai nėra atskiri įvykiai, greičiau tai patvirtina nesaugę kibernetinio
saugumo padėtį įmonėse visoje Jungtinėje karalystėje, remiantis praėjusiais metais paskelbta UK vyriausybės ataskaita, beveik 3 įmonės UK bent kartą per savaitę patiria duomenų pažeidimus arba kibernetinės atakas. Tai sudaro 31% visų įmonių ir daugiau nei 1/4 nukentėjusių labdaros organizacijų. Ataskaita rodo, kad kibernetinės atakos vis dažnesnės, o organizacijos praneša apie daugiau pažeidimų per pastaruosius 12 mėnesių. Tai iš National Review. Antrą kartą per kelias savaitės, paklausykite šito, federalinės teisėsaugos institucijos patyrė rimtą kibernetinę ataką. O JAV sveikatos ir humaniškų paslaugų departamentas perspėjo, kad su Rusija susijusi išpirkos reikalaujančių programų grupė, vadinama KLOP, prisijėmė atsakomybę už masinę ataką daugiau nei 130 organizacijų, įskaitant sveikatos priežiūros pramonę. Išpirkos reikalaujančios programinės įrangos atakos dabar yra paplitusios kaip liūtis. Naujame įtemptame cikle galbūt negirdėjote, tačiau praėjusį mėnesį 2 federalinės teisėsaugos agentūros patyrė rimtų kibernetinių atakų. Sugedo vyriausybinė sistema, siunčianti žinutės pilotams, vadinama NOTAM, o tada sugedo ir avarinė atsarginė sistema. FAA patvirtino, kad pirmą kartą tai pastebėjo antradienio vakarą, kai problemos nepavyko išspręsti. Vyriausybė kitą rytą paskelbė visišką sustojimą. Tai pasakė Pitas Butigegas. Jis čia apibūdino kaltininką kaip, citata, sugadintą duomenų bazės failą be kibernetinės atakos įrodymų. Taigi pakartosiu. Pasakė, kibernetinės atakos įrodymų nebuvo, o kitą dieną praėjusį ketvirtadienį pastebėjome, kad beveik tas pats nutiko Kanadoje. Tai buvo labai keista, nes JAV ir Kanada turi atskiras aviacijos institucijas. Tai skirtingos šalis ir kiekviena šalis naudoja savo programinę įrangą, kad pakeistų maršrutus savo lėktuvams. Sistemos nesusietos viena su kita. Ir tada prisimenate, naujųjų metų dieną nutiko kažkas panašaus Filipinuose. Sugedo ir jų oro eismo valdymo sistema. Kurį laiką jokie orlaiviai nebuvo įleisti Filipinų oro erdvę. 1000 skrydžių virš Azijos turėjo būti nukreipti kitų maršrutų. 20 metų vasarą UCSF medicinos mokykla sumokėjo daugiau nei $1 milijonų bitcoin ir sumokėjo, kad gautų prieigą prie savo kompiuterių, kuriuos užšaldė įsilaužėliai reikalaudami išpirkos. Nuo Nationwide didžiojo sustabdymo praėjusį ketvirtadienį bitcoin kaina pakilo apie 20%. Ar tai sutapimas? Na, Martinai, viso tai labai įdomu. Žinoma, Tuckerio idėja yra ta, kad bitcoin pakilo, nes jis buvo naudojamas išpirkoms sumokėti. Tai valiuta, kurią pasirenka tie, kurie reikalauja išpirkų. Tai labai įdomus laikas, kurio gyvename. Bet kiek įmonių? Viena iš trijų kasdien. Statistika iš tikrųjų yra bauginanti, nes tokie dalykai gali lemti tai, ką senais laikais girdėjome, kalbant apie didelės nesėkmės, apie visus šios dalykus. Ar Klausas Švabas nesakė, kad taip nutiks? Taigi jūs turite būti pasiruošę. Bus daug mažų, o tada gali būti didelis. Todėl būkite pasiruošę. Gerai. Ir pradžioje kalbėjome apie priešininko žiniasklaidą, kuri perspėja žmonės, mažina jų jautrumą ir informuoja. Ir ši kino ikona Denisas Kvaidas sužavėjo žiūrovus tokiais dalykais. Įdomu tai, kad šiame vaizdo įraše pavadinimas Didieji ugnies kamuoliai. Ar tai neprimena jums pranašystės dvasios regėjimą? Taip, apie Nešvilį. Nešvilį degė stulpas po stulpo ir visi šie įdomus dalykai. Ir žinoma, ta tiksli Partenono kopija, kuri yra ten, susideda iš daugybės stulpų. Ir jie pastatė tą statulą. Mes kalbėjome apie visus tos dalykus. Bet Holivudas visada yra žingsnių priekyje. Taip, dabar jie vėl sumažina jūsų jautrumą arba ruošia jūs tam, kas tikriausiai įvyks. Taip, ir Simpsonai, ir visa tai. Tai pranašiški ruporai, to, kas planuojama, kai du priešai sėdi prie vieno stalo.
Bet Denis Quaidas dabar padarė tai, ko niekas niekada negalėjo padaryti. Išgazdino J.C. Watersą. Quaidas išleido naują dokumentinį filmą Energetinės sistemos žlugimas, kuriame nagrinėjama gąsdinanti galimybė, kad mūsų energijos tinklas užlūš. Šiluma, kuras, mūsų automobiliams transportas, maisto atsargoms papildyti, visa tai kažkiek priklauso nuo elektros. Bet niekas nemėgsta sutelkti dėmesio į tai, kas gali nutikti, jei visa tai staiga būtų atimta. Branduolinis sprogimas atmosferoje virš Jungtinių valstijų gali paleisti nematomos elektros energijos pliūpsnį, kuris per sekundės dalį gali nuplauti šią šalį ir perkrauti visus mūsų jautriausius elektroninius prietaisus, įskaitant šalies elektros tinklą. Tik 30 dienų be elektros mus nukeltų į 1880-uosius. Ir jūs negalėtumėte turėti dujų, negalėtumėte gauti maisto. Žinote, policija liktų namuose, rūpintųsi savo šeimomis ir būtų su jais. Yra planų dėl uraganų, dėl sniego audrų, planų dėl žemės drebėjimo, bet nėra plano kibernetinės atakos atveju, kuri būtų be galo ilgesnė ir labiau paplitusi nei bet kuri iš tų stichinių nelaimių. Tai yra kažkas, kas jei nutiks, covidas atrodys kaip vaikiškas žaidimas. Oho. Na, Martinai, tai nieko naujo. Kitas mūsų pranašas Klausas Švabas jau pasakė tai. Ir argi neįdomu, kad jų retorika ta pati istorija. Tai tiesiog scenarijos dalis. Baisu yra tai, kad tai tikriausiai gali atsitikti. Taip, tarkim, tikriausiai taip ir bus. Aš taip manau. Pažiūrėkime į Pietų Afriką. Na, todėl Pietų Afrikoje visos draudimo bendrovės išsiuntė laiškus savo klientams. Tu gavai ir aš gavau, tiesiog parodykime, kas ten parašyta. Čia sakoma svarbi informacija apie jūsų polisą. Pietų Afrikos energijos tiekimo nestabilumas, ypač pastaruoju metu, tapo dideliu rūpesčiu visose sektoriuose, įskaitant draudimo pramonę. Tuo tapo aišku, kad nebegalima ignoruoti galimo tinklo gedimo rizikos. Vienas iš pagrindinių draudimo principų yra tai, kad draudiminis įvykis turi apimti tam tikrą neapibrėžtumą. Tinklo gedimas dabar nebegali būti laikomas neapibrėžtų ar visiškai nenuspėjamu. Ir tai kartu su svarstymu, kad pavyzdžiui draudimo rinka paskatino mus sustiprinti ir patikslinti šios draudimo sutarties sąlygose numatytą nuostolių atsiradusių dėl tinklo gedimo apsaugą. Taigi, iš esmės, kas atsitiko? Jei skaitysite toliau dokumente, jie nepadengs jokių nuostolių dėl tinklo gedimo. Ir tai nuo 1 balandžio. Taigi mes jau čia, dabar, Martinai, jau nebeapdrausti dėl tinklo gedimo. Ir žinote, pas mus tai akivaizdus, sakykime, akivaizdus infrastruktūros žlugimas. Bet užsienyje tą patį padarys kibernetinę ataką. Taigi, dar kartą, kad ir kaip atsitiktų, rezultatas yra tas pats. Rezultatas lygiai toks pat. Na, čia yra įdomus King David studijos ir aš suprantu, kad šis džentelmenas yra adventistas. Taip, aš girdėjau. Gerai, pažiūrėkime, ką jis turi pasakyti. Katastrofa, apie kurią mes kalbame, yra visiška tamsa. Ar įmanoma visiška tamsa? Tikrai tai neišvengiama. Tai net nėra galimybė, tai neišvengiama. Bet akivaizdu, kad to taip pat galima išvengti. 100%. Bet tokiu greičiu, kaip šis traukinys važiuoja, neatrodo, kad mes to išvengsime. Taip, šiuo metu norėčiau pateikti analogiją, kad mes visi esame be stabdžio autobuso keleiviai, kurį vairuoja ESCOM, valdyba, vyriausybės, vadovybė. Ir mes lekiame link skardžio. Tai yra problema. Ar galime šiame pokalbėje drąsiai pasakyti, mes tikriausiai per savo gyvenimą, tu ir aš, kada nors patirsime visišką tamsą? Šiais metais. Sakai, šiais metais? Taip, taip, taip. Net ne per mūsų gyvenimą. Kas tavo apibrėžime yra visiška tamsa? Niekas neveikia.
Visiškai niekas. Jūs negalite padaryti transakcijų, bankų sistema neveikia, telekomunikacijų sistema neveikia, bankininkystė beje yra telekomunikacijos, taigi visiškai neveikia telekomunikacijų sistema, visiškai nebėra vandens tinklo, kūro, transportavimo, vamzdynų, visiškai dujų transportavimo, kanalizacijos valymas, kanalizacijos šalinimas visiškai sustoja. Jūs negalite laidoti. Turite laidoti žmonės tą pačią dieną, kai jie miršta. Turi nedelsiant palaidoti. Taip, iš karto, nes tada nėra atsarginio, nėra kūro, niekas kur negali judėti, nėra maisto, kurį galite nusipirkti, maisto perdirbimas baigėsi, ūkininkas nieko negauna, visos šviežios produkcijos, kuri šiuo metu yra bet kokioje vietoje, 2 dienų atstumu, visa tai sugenda. O jei kalbame apie mėsos pramonę, kuri yra pagrindinis baltymų šaltinis, greičiau apie vištieną, jautieną ar dar ką nors, visa kita ligoninės, nėra ligoninės, į kurią galėtum eiti, nėra sveikatos priežiūros, į kurią galėtum patekti. Net prezidentas neturės kūros sraigtasparnio niekur skristi. Martinai, tai buvo žinantys žmonės, tai ne bet kokie žmonės, jie piešia gana niūrų vaizdą ir numato, kad tai gali įvykti jau šiais metais. Ir tai skamba kaip laikas, kurio niekada nebuvo. Įsivaizduokite, kad paimate šiuolaikinę visuomenę ir akimirksniu ją nubloškėte į viduramžius. Taip, tai gana chaotiška. Žinote, yra daug žmonių, kurie nežino, koks tai jausmas, kai gali nueiti iki durų, o šalia jų yra šviesos jungiklis, o tu tiesiog jį įjungi. Yra daug žmonių, kurie nežino, kaip jaučiasi neturėti šios privilegijos. Taip. Na, mes buvome įspėti, kad ateis tokie laikai. Ir mums buvo pasakyta, eikite iš miestų, nes čia bus didžiausias chaosas. Nes tokiomis aplinkybėmis nėra galimybės užsiauginti maisto ir gauti atsargų. Taigi jūs žinote Bibliją ir pranašystę dvasia. Jie mus įspėjo. Ir mes turėtume pasirūpinti. Yra tokios aplinkybės, kaip mes rengiame stovyklos susitikimą kitoje šalyje, o jei esi ten įstrigęs, na tai Dievo problemos, taip. Bet būkime rasti, darantys savo darbą, kai ateis viešpats, ir turėkime tikėjimą bei veikime pagal jo perspėjimus, nes čia mes turime pažadą net iš tamsiosios pusės, kad tai įvyks. Kiek labiau turėtume paisyti to, kas ateina iš šviesiosios pusės, tikra tiesa. Mes, kaip minėjome, Hollywoodas, priešo pranašas, mums sako, kad tai įvyks. Ir mes turime Dievą, tikrąjį pranašą, kuris mums pasako. Martinai, labai svarbu tai suprasti. Kai studijuojate Biblijos pranašystės, jos yra susijusios su nepaklusnumu ir moraliniu nuosmukiu. Pažvelgus į priežastis, kurias pateikia priešas, jos yra visiškai skirtingos. Tiesą sakant, nuodėmė tampa tokia svarbi ir tokia invazinė, bet tai niekada nėra nuodėmės kaltė, visada kaltas klimatas, koks nors veiksmas ar kažkas panašaus. Taigi mes turime labai įdomų dvigubą požiūrį, Martinai. Katalikų bažnyčia yra labai įsitraukusi į klimato kaitos naratyvą, bet čia buvo kardinolas George'as Pelas, kuris nebuvo toks įsitikinęs ir iš tikrųjų pasisakė prieš. Ir žinai, Martinai, kai kas nors turi balsą, kuris prieštarauja Romos katalikų pasakojimui, visada įdomu stebėti, kas su juo nutinka. Pažiūrėkite į naujienas, ar jie vis dar aktyvūs šiandien, ar jie buvo pašalinti iš visuomenės, ar tai buvo natūralu, ar nenatūralu, kokie kaltinimai. Iš esmės aš nieko nebetikiu, tai išeina iš žiniasklaidos, reikia skaityti tarp eilučių. Taip, žinoma, jūs turite pasverti, tai panašu į Biblijos skaitimą, jei ištrauksite iš konteksto, galite gauti kažką visiškai kitokio. Taigi pažiūrėkite, ką jis turėjo pasakyti. Klimato mokslą jis laikė pavojingą religinę dogmą. Galiausiai jo griežta pozicija stabdė bažnyčią
Vėlionis kardinolas Džordžas Pelas paliko klimato mokslo neigimo palikimą ir vėlesniais metais tapo dar labiau nutolęs nuo realybės ir katalikų bažnyčios pozicijų. Dešimtmečius laikraščių skiltyse ir kalbose Pelas populiarino klimato neigimo pokalbius, siekdamas atmesti visuotinio atšilimo mokslą ir pavadinti aplinkosaugininkus isterikais ir pseudoreligijos grupe. Na, to balso nebėra ir naratyvas tęsiasi. Taip, ir įdomu, kaip jie sumenkina, kaip daro jį. O, jis iš tikrųjų yra atitolęs nuo realybės. Naujienų agentūros visada nori tai susieti, jei esate prieš tai. Jei neigiate klimato kaitą, jie nori tai susieti su psichinė problema. Taip, tada tu esi psichikos ligonis. Ir aišku, jei pritarėte naratyvui, net jei neturite jokio išsilavinimo tam tikrą kryptimi, tada gausite garbės daktaro vardą, kaip Greta Thunberg. Todėl nuo didingo perėjome prie juokingo ir ne bet kur, o teologijoje. Taip, kokia teologija? Ką klimato kaita turi bendro su teologija? Tai įdomi sąsaja. Iš tikrųjų, tai pseudo religija, kaip sakė Pelas. Taip, taigi jis buvo visiškai teisus. Taigi Švedijos klimato aktyvistė Gretai Thunberg suteiktas Helsinkio universiteto teologijos fakulteto garbės daktaro vardas ir priežastis, kodėl jį gavo apdovanojimą, yra ta, kad ji mums visiems suteikė užduotį, kuri peržengia mūsų kasdienius pasirinkimus, aiškina fakultetas. Martinai, tai taip juokinga, kad kyla klausimas, ar žmonės, kurie sprendžia šios dalykus, vis dar yra atsakingi už visus savo sugebėjimus? Gerai pasakyta. Matote, aš žinau, tai juokinga, bet mes turime problemą, kaip visada sakydavome. Tai yra realybė, pagal ką šie žmonės kūrė politiką, pagal šitą. Įdomu, Martinai. Net jei pateikėte melą, jei pakankamai garsiai šaukėte ir pakankamai ilgai tęsėte, atrodo, kad dauguma eina su melu. Jie seka pavyzdžių, jie tiesiog seka pavyzdžių. Taigi palikime tai. Tikrai nemanau, kad turėtume skaityti toliau. Bet ar tavo nuomonę turėtume? Tik truputį daugiau. Gerai, paskaitykime dar šiek tiek, kad susierzintume. Kalbama ne apie tikėjimo ir klimato derinį, o apie Thunberg klimato aktyvizmo ir mokslo ryšį. Kaip dėstytojai sutinkame su pagrindiniais jos propaguojamais tikslais. Tuo pat metu klimato aktyvizmas tam tikrą prasme jungiasi su teologija, pridūrė Nisinenas, Senojo testamento studijų ekspertas. Žemė yra Dievo kūrinys ir mes ją rūpinamės. Senajame testamente jau yra keletas tekstų, pavyzdžiui, pranašuose, kuriuose kalbama apie klimato kaitą. Daug kas pasikeitė nuo tada, kai buvo parašyta Biblija, bet daug kas yra tas pats. Žmonės yra tie patys, Dievas yra tas pats ir žemė yra ta pati, tik rūpesčiai yra rimtesni. Thunberg ne pirmą kartą suteiktas garbės daktaro vardas. Belgijos Bergeno universitetas ją apdovanojo 19 metais. Taigi ji juos kaupia? Ar gali to patikėti? Taip. Bet tai labai įdomu. Taigi Biblijoje kalbama apie klimato kaitą. Matote, kur dabar tai susiję su tuo, kur eisime toliau. Lyčių problema. Taip pat, ką jie čia daro su Biblija, klimato reikalu. Taip, apverčia ją aukštyn kojom. Ir lyčių reikalą taip pat apverčia aukštyn kojom. Ir žmonės visada buvo tokie patys, žmonės yra tokie patys. Taigi nuosmukio nėra, viskas yra taip pat, viskas buvo. Tai yra uniformizmas, jie visi turėtų tapti geologais, o ne teologais. Taip, tai tikriausiai veiks. Matydami, kad Greta yra tokia autoritetinga šio klausimu, neseniai Davose jos buvo paklausta keletą klausimų. Todėl pažiūrėkime, kaip rimtai jį kalba. Greta, kiek kartų repetavote savo areštą Vokietijos anglių kasykloje? Todėl policija pradeda pirmajam asmeniu išsiaiškinti, kas negerai.
Labai tikėtina, kad Vokietijos policija ir RVF iškastinio kuro įmonė surengs areštą. Kiek kartų buvai areštuota, nes pozavote kelis kartus, ar ne? Žinoma. Jei norite atsisakyti iškastinio kuro, kaip šiandien patekote į Davosą? Aš atvykau vakar, ne šiandien. Kaip jūs čia atkeliavote? Keliais traukiniais? Ar lėktuvais? Žinoma, aš atskridau privačių lėktuvų. Atskridote privačių lėktuvų, taip. Aš turiu omeny, kad jūs juokėtės iš to, bet jei tai tokia didelė problema, tai tikrai nieko juokingo. Turiu omenyje, kad tai galimybė jums pabandyti priversti žmonės, kurie nesutinka su šia žinia, pabandyti pamatyti ją iš jūsų pusės ir galbūt tikrai pakeisti savo būdą. Taip, norėčiau, kad kartais galėčiau tai pasakyti savo, kad į viską žiūrėčiau rimčiau, bet žinote, aš esu jaunas žmogus. Esu linkusi juoktis iš daugelio dalykų. Gerai, matydami, kad ji įgijo teologinį laipsnį, dabar turime teologų patvirtinimą, kad klimato kaita yra teologija, kad tai yra tikėjimas. Jie mums tai labai maloniai patvirtino. Ir pažiūrėkime, kiek toli tai nueis, kai kalbama apie kitus sektorius, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ir Joe Bideno idėjas. Ar mes turime iš naujo apibrėžti nuodėmę? Taip. Kuris būtent iš 10 įsakymų susijęs su klimato kaita? Nei vienas iš jų. O, gerai. Taigi, jei toks buvo nuodėmės apibrėžimas Biblijoje, mums reikia naujo. Ir mes matėme, kad jie užrašė jos ant akmeninių lentelių. Taigi, akivaizdu, kad jie mano, kad klimato problemos yra nauja nuodėmė. O popiežius visiškai už tai yra, bet jis visada buvo už įstatymo pakeitimą. Tai yra jo stiprioji pusė. Jis labai tame dalyvauja. Tai įdomu, kaip jūs dabar paminėjote. Taigi greta ir teologijos garbės laipsnis, kurį jį ką tik gavo, arba daktaro laipsnį. Ir tai įrodo, kad tai iš tikrųjų yra religija, todėl šioje religijoje turi būti taisyklės. Taip, visos religijos turi taisyklės. Pažiūrėkime. Tai ir yra klimato kaita. Tiesioginė prasme tai yra aiškus ir esamas pavojus. Mūsų piliečių ir mūsų bendruomenės sveikata tiesioginė prasme yra pavojuje. JT pirmaujantis tarptautinis klimato mokslininkas pavadino naujausią klimato ataskaitą nemažiau kaip raudonų kodų žmonijai. Leiskite man tai pakartoti. Raudonas kodas žmonijai. Investuojame didžiausias investicijas, daugiau nei 2,3 milijardų dolerių, kad padėtume bendruomenėms visoje šalyje sukurti infrastruktūrą, sukurtą taip, kad atlaikytų visas iki šios patiriamas nelaimės, didelis karštis, sausra, potviniai, uraganai, tornadai. Vadovaudomėsi prezidento vykdomojo įsakymu dėl kovos su klimato krize šalyje ir užsienyje, skelbėme išsame aplinkosaugos teisingumo vykdymo strategiją, spalvotosios bendruomenės, čiabuvių bendruomenės ir mažas pajamas gaunančios bendruomenės dažnai patiria didžiausią žalą, kurią sukelia nusikaltimas aplinkai, tarša ir klimato kaita. Taigi, žinoma, už tų teiginių nėra jokio mokslo ar duomenų, tai yra politiniai šūkiai, jie yra visiškai išgalvoti, jie nėra tikri, bet vis tiek tai vyksta. Todėl stichinių nelaimių pagalbą skiriame pagal odos spalvą. Prieš 10 mečius tai būdavo 1 ar 2 per sezoną, o dabar vykstant klimato kaitai šiuose ekstremalios šiltose vandenyse tai vyksta beveik visą laiką. Ši audra tam tikra prasme yra bloga žinia žmonėms, kurie vis dar bando neigti klimato kaitą kaip veiksnį. Floridos respublikonai neigia klimato kaitą, kai baisi audra ateina į pakrantę. Tai bus pirmas bandymas, kaip prisitaikyti prie šių naujų stipresnių audrų šiltesnėje planetoje dėl klimato kaitos. Grėsmė, kurią, žinoma, padidino klimato kaita. Čarlstonas kaip Miamis gauna vandens, kuris pakyla gerą saulėtą dieną. Tai klimato kaita, nes vandens lygis kyla. Mūsų žemė šyla ir tai be jokios abejonės, manau, kad tai skatina šios žvėris. Pasirodo, žmonės seka uraganus. Yra uraganų sąrašai, todėl žinome, kad nuo 1900 iki 2020 120 metų Jungtinėse valstijose uraganų dažnis nepadidėjo ir nepadaugėjo.
Ir iš tikrųjų uraganų skaičius per pastarąjį šimtmetį iš tikrųjų sumažėjo ir per tą patį laikotarpį mirčių nuo uraganų ar stichinių nelaimių sumažėjo 90%. Prieš 20 metų prieš mirtį Michaelas Crichtonas San Franciske skaitė pranešimą apie klimato krizę. Ir toje kalboje jis apibūdino klimato aktyvizmą kaip religiją, ne kaip politinį judėjimą. Religiją miesto ateistams, žmonėms, kurie atmenda visus judaizmo ir krikščionybės aspektus. Klimato aktyvistai, garsiai to nesakydami, sukūrė religiją. Visus bruožus, kuriuos atpažintumėte bet kurioje tradicinėje religijoje. Jie turėjo savo Edeną, kuris buvo pasaulis prieš atvykstant naujakuriams. Jie turėtų savo pirmąją nuodėmę, nes kiekviena religija ją turi. Jų atveju tai būtų pramonės revoliucija. Ir dėl šios gimtosios nuodėmės jie tikėjo, kad artėja paėmimas laikų pabaigoje. Ir pasak jų, laikų pabaiga buvo klimato katastrofa. Taigi vienintelis būdas išsigelbėti nuo šio paėmimo, nuo šios laikų pabaigos buvo atsisakyti savo energetinių nuodėmių ir priimti klimato aktyvizmą. Todėl Crichtonas tai įvardijo kaip ženklą, kad religiniai įsitikinimai yra įgimti. Visi jos turi, net ateistai. Tu gal negarbinsi Dievo, gal garbinsi kažką. Ir tai tiesa. Tūkstančiai protestuotojų išėjo į Oksfordo gatves pareikšti savo nepritarimą PSO 15 minučių miesto darbotvarkėje. Pagal šią schemą vairuotojai, norėdami keliauti per tam tikras vietovės, turės gauti vyriausybės leidimus, o jei jie viršys leistiną normą, civilinių kamerų, nuskaitančių valstybinius numerius tinklai, užvers juos baudomis. Taryba tai vadina eismo raminimu. Tačiau tai labai panašu į de facto klimato blokavimą ir gyventojų kontrolę. Galėčiau stovėti čia ir daugiau ar mažiau pasakyti, ką kiti žmonės pasakys apie šių 15 minučių kvartalų poveikį. Netrukus taps skaitmeninios ID veido atpažinimo zonomis. Tarkime, mano draugė gyvena trečioje zonoje, o aš pirmoje zonoje. Jei, pavyzdžiui, aš nuvykau pas savo draugį į trečią zoną, mano tėvai paprastai atvažiuoja ir mane paima su mašina, tai trunka 10 minučių. Taigi, ar tai reiškia, kad jie turės apvažiuoti žiedinį kelią ir vėl grįžti į miestą? Jei mano mama ir tėčiui tektų važiuoti žiediniu keliu, tai užtruktų 30 minučių, sukeltų daugiau taršos ir paliktų didesnį anglies pėdsaką. Jie sakys, gali eiti namo pėsčia. Ar man saugu eiti namo? Aš kaip 12-metė viena einu tamsoje, ar tai tikrai saugu? Tada jie sakys, o nesijaudink, mes jau apie tai pagalvojame, būsi saugi, yra 1000 kamerų gatvėse, kurios tave seka ir seka iki pat namų. Ir atmink, tai tavo saugumui. Jei tai nebūtų tikra, būtų juokinga. Tai tiesa. Iš tikrųjų, tai yra. Žinote ką? Nes žmonės sakys, kodėl tu juokiesi? Nes jei žinai, ką Biblija tau sako, tai iš tikrųjų juokinga. Tai juokas, tai pokštas. Žinai, Martinai, galbūt turėtume gailėti šių žmonių. Senais laikais buvo haudinys. Jie iškraipydavo kūną keistomis pozomis. Šiais laikais mes turime šios žmonės ir jie yra iškraipytojai. Jie iškraipo viską. Ir svarbiausia, ką mes bandome parodyti, kad tai yra religija. Tai religija ir ji yra aktyvi ir ji niekur nedingsta. Mes tai sakome 3, 4, 5, 10 metų. Tai niekur nedingsta, tai bus klijai pabaigai. Gerai, jei yra tik viena tikra religija, o tai yra biblinė religija, tai pagal apibrėžimą tai turi būti klaidinga religija, teisingai. Ir jei tai klaidinga religija, ar norėtum veikti pagal ją? Ar norėtum būti ją įtrauktas? Ne. Aš noriu žiūrėti ją kaip filmą ir pamatyti, kaip jie atsitrenkia į sieną. Tai mūsų nepaveiks. O, tai turės įtakos mums tikrai. Tikrai, visa tai tikrai turės mums įtakos. Ar bandomoji repeticija nepaveikia mūsų? Žinoma. Matote, mes neturėtume į tai įsitraukti. Nes tai paveiks mus, bet jei mes įsitrauksime, mes nusivilsime. Jei mes žinome, kur tai krypsta, o Biblija mums nurodo, kur tai krypsta, tada galime sudaryti nenumatytų atvejų planus. Bet ateis momentas, kai turėsime visiškai pasitikėti Dievu. Tiesa. Prieš 4 metus Jungtinėse tautose vyko pokalbis, o Rosalind Peterson kreipėsi į Jungtinės tautas ir ji iš tikrųjų yra susirūpinusi dėl klimato kaitos ir visų šių problemų, tačiau ji taip pat iš esmės patvirtina kai kurias su tuo susijusias problemas, kurias jie neigia.
Tiksliai, jie pateikia tai kaip sąmokslo teoriją. Teisingai. Taigi, tu turi atsijoti šios dalykus ir kai tu ir aš sakytume kažką panašaus, jie sakytų tai sąmokslo teorija. Bet čia, jungtinėse tautose, tai reklamuojama ne kaip sąmokslas, o kaip faktas. Tai kas yra pirmiau? Arklys ar vežimas? Šiuo metu kalbame apie klimato kaitą ir visuotinį atšilimą. Mušame pasaulinį būgno ritmą. Vienas iš dalykų, kuriam daro įtaką klimato kaita, yra žemės ūkis. Tačiau kai kurie iš to, ką matome, yra žmogaus sukurti. Tačiau žmogaus sukurti kitaip, nei galite spėti. Šiuo metu vykdomos eksperimentinės orų modifikavimo programos, kurias vykdo privačios įmonės, JAV vyriausybė ir valstybės visoje JAV. Jungtinėse valstijose jų veikia daugiau nei 50. Visa tai daro įtaką žemės ūkiui, nes keičia mikroklimatą, reikalinga žemės ūkiui išlikti. Ne viena iš šių programų, apie kurias šiandien žinau, ir visa tai yra viešieji įrašai, yra prieinami bet kuriuo metu prižiūrint žemės ūkiui ar viešai. Šios programos daro įtaką žemės ūkiui ir yra programų visame pasaulyje, tarptautinės korporacijos nuolat keičia mūsų orus. Ir jų modifikavimas tokiais būdais, kurie apima tūkstančius ir tūkstančius kvadratinių mylių, didžioji jo dalis yra chemiškai pakeista. Taip, atsitinka taip, kad mes į orą išmetame cheminių medžiagų, ant žeminių cheminių medžiagų arba cheminių medžiagų sklindančių iš lėktuvų, kurie keičia ir modifikuoja mūsų orus. Vienas iš dalykų turinčių įtakos augalininkystei šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose ir mažinantis fotosintezę, taip pat turintis įtakos saulės baterijų plokščių gebėjimui generuoti tokią energiją, kokios turėtų yra nuolatinės cheminės juostos. NASA kalba apie nuolatinės reaktyvinės juostas, kurios didina visuotinį atšilimą, nes jos sulaiko šilumą atmosferoje, kai susidaro plunksniniai ir žmogaus sukurti debesis. NASA taip pat kalba apie tai, kad šie orlaiviai paliekantis nuolatinės juostas keičia mūsų klimatą. Ir jos keičia mūsų klimatą tiek, kad vienas reaktyvinis lėktuvas gali palikti nuolatinę purškiamą juostą, kuri pasklinda per dangų, kuris yra lėktuvo paliktas takas. Tas takas gali išsiplėsti iki 4000 kilometrų ir trukti 20 valandų. 60-ųjų ir 70-ųjų pradžioje tai buvo negirdėta, o tik 9-ojo dešimtmečio pabaigoje įvyko pokytis ir prasidėjo nuolatinės purškiamos juostos, kurios išlieka. NASA tyrimai rodo, kad dalis mūsų visuotinio atšilimo problemos gali būti susiejamas su tokio tipo juostomis ir juos paliekančiais lėktuvais. Taigi viena iš mūsų išgyvenamų klausimų, koks jums patinka dangus, natūralus ar žmogaus sukurtas? Ir šiuo metu mes kuriame žmogaus sukurtus debesis. Sąmokslo teorija, Martinai? Ar galime sakyti, mes jums tai sakėme? Palikime tai. Žmonės gali padaryti savo išvadas, tiesa. Taigi, Martinai, mes padarėme išvadą, kad turime reikalą su religija. Mes padarėme išvadą, kad ta religija negali būti tikra religija. Taip. Ten yra per daug veiksnių, rodančių, kad tai netikra religija. Mes taip pat turime situaciją pasaulyje, kai moralinės vertybės, kurios nurodytos Biblijos pasakojime, yra puolamos. Taigi yra kibernetinių atakų ir moralinių atakų. Viena iš moralinių atakų, kurie iš tikrųjų erzina konservatyviai mąstančius tėvus arba religingai mąstančius tėvus ir žmonės, yra lyčių problema, kuris taiga tapo dideliu dalyku. Vėlgi, Hollywoodas paruošė kelią. Ir Hollywoodas pristatė šią idėją savo komedijose, serialuose, kuriuos jie kūrė, savo filmuose, kuriuos gamina vis daugiau. Ir jie tai įterpė. Ir galiausiai jie ne tik įterpė, bet ir padaro ryškių bruožų. Tai yra tiesa.
Ir kiekviename filme, kurį galite įsivaizduoti, turi būti bent viena scena. O tada jie nesąmoningai įtraukė tai į savo animacinius filmus net vaikams ir visus šios dalykus. Ir tada jie atnešė tai į mokyklas. Anksčiau jie įtraukdavo nesąmoningai į animacinius filmus, bet dabar jie nebeslepia. Ir tada jie atnešė tai į mokyklas, tada jie žengė žingsnį toliau, tada į mokyklas atnešė persirenginėjimų šou ir galiausiai žmonės taip supyksta, kad tai gali beveik sukelti pilietinį karą. Ar taip? Manau, kad tai nėra toli. Gerai, mes galvojame apie Biblijos pranašystės ir visada sakome, kur tai eina, ką tai daro. Ar tai privers švytuoklę pakrypti į kitą pusę? Ir žmonės pasakys, užteks, mes atkursime religinės vertybės, dėl kurių ši šalis praeityje buvo puiki. Ir akivaizdu, kad mes einame žemyn ir tai visose pasaulio šalyse, nes tie patys dalykai vyksta visame pasaulyje. Taigi mes nagrinėsime lyčių klausimą. Nenagrinėsime, mes tai darėme anksčiau, daug kartų užsiminėme. Pažvelkime į kai kurios tikrus dalykus, kurie vyksta. Taigi čia yra straipsnis, kuriame tėvai traukia 4-metį iš bažnytinės mokyklos už lytinės tapatybės pamokas. Žiauriai apgaulė. Jei tai būtų įprasta pasaulietinė mokykla, to būtų galima tikėtis. Bet dabar tai ateina į bažnytinės mokyklas. Ir tai tikrai erzina žmonės, nes jie mano, kad bažnytinė mokykla turėtų būti saugus prieglobstis. Matote, jei skelbėte, kad esate bažnytinė mokykla, tada akivaizdu, kad turi būti bibliniai mokymai, kuriais vadovaujatės. Taip. Ir jei tie mokymai yra gana paprasti ir aiškus, kaip jie yra šventajame rašte, reikia tam tikros teologinės gimnastikos, kad atitrauktumėte juos nuo konteksto ir pakeistumėte jį. Pavyzdžiui, sakydamas, kad Paulius sako, jei degate vienas dėl kito, tai tuokitės ir ta santuoka nuo jų apimtų bet kokią lytį, galiausiai tai gali apimti ir kitus dalykus, pavyzdžiui, tuoktis su savo augintiniu. Tai iš tikrųjų juokinga, nes jie susuka ir suklastoja, kaip romėnai. Visiškai, taip. Ir tai visur. Ir niekas nėra, o kai sakau niekas, turiu omeny niekas, jokia religinė institucija nėra apsaugota nuo tokio pobūdžio išpolių. Taigi, Jungtinės karalystės krikščionys tėvai išvedė savo 4 metų sūnų iš Anglijos bažnyčios mokyklos po to, kai jos vadovas tariamai reklamavo lytinės tapatybės pamokas. Taigi tai pradinė mokykla ir suplanuota mokyti mažus vaikus iš Skoto Stiuarto knygos Mano šešėlis yra rožinis. Londone įsikūrusio krikščionių teisinio centro teisininko patarėjo nuomonė, tai jų nuomonė buvo netinkama. Na, pats pavadinimas erzintų, tiesa. Taigi, tarkime, nerimauti yra pagrindo. Iš tai dar vienas Nešvilio transseksualo šaudimas mokykloje galimai nusitaikė į krikščionis per neapykantą kurstančią retoriką, sako senatorius. Taigi dabar tai tampa neapykantos nusikaltimų prieš krikščionybę. Krikščionis pradės pykti. Martinai, kas jei akimirksniu, tai gali nueiti taip toli, kad žmonės lipa ant tribūnos, kur, kaip sakėme, pirmiausia turėtume stebėti prieš įsiveldami, nes norime žinoti, kur tai link veda. Ir tada mes matome, kad jie eis ir įves tokias moralinės vertybės, kokios buvo ir tada netyčia, nežinodami, iš tikrųjų įgyvendins popiežiaus vertybės, o ne biblinės vertybės. Ir tada pasigirsta balselis, kai pagaliau žmonija susivienyje moralinėmis vertybėmis ir tai neliks krikščionybės viduje, nes esu tikras, islamas taip pat prisijungs ir kitos religijos taip pat prisijungs. Ir tada jie susivienys dėl kažko, kas tarp jų yra bendro. Sugrąžinkime Dievą į visuomenę, kad ir koks tas Dievas bebūtų, kad ir kokioje sistemoje.
mes kalbame apie tai, kaip sakė Rikas Vorenas, nesvarbu, kas verčia tave daryti gerą, svarbu, kad darai gerą. Svarbu, kad darai gerą. O kaip dėl to, kad skirtum Dievui daugiau laiko? O kaip apie priverstinę poilsio dieną, apie kurią jie kalba? Ir tada bus garsusis šauksmas, kuris vadinamas perspėjančių garsiojų šaukmų prieš žvėries ženklą. Ir tada visi pagaliau susivienys ir štai tada pasigirs erzinantis balsas, sakantis, kad tu elgiesi ne taip, tu neveiki pagal Biblijos principą, bet kadangi dalyvauja visos kitos religijos ir jos mielai eina kartu su visu tuo, tu būsi nekenčiamas, tu būsi kaltas. Ir galų gale vietoj neapykantos susitelkimo į viską, kas yra neteisinga, ar tai negali tiesiog atsigręžti prieš tą moralinį balselį? Esu tikras, kad kai kurie iš šių žmonių, kurie čia yra smerkiami, pridės savo balsą ir užčiaups tuos, kurie sukelia garsų į šauksmą. Būtent. Tai tas pats, kai žydai sakė, geriau vienam žmogui kentėti, nei visai tautai. Tai bus geriau, kad ši maža grupė nukentėtų. Ši erzinanti maža grupė, kuri trukdo mūsų moraliniai vienybei. Tai labai įdomu. Taigi, šaudimas Nešvilio mokykloje turėtų būti ištirtas kaip neapykantos nusikaltimas, nes translytis šaulys tyčia nusitaikė į krikščionis. Antradienį Fox News sakė senatorius Joshas Hawley. Transrezidencijos tinklas, transaktyvistų grupė, teigia, kad translytis šaulys nejautė kito veiksmingo būdo būti pastebėtam, kaip tik nužudyti 6 žmonės privačioje presbiterionų mokykloje. Tai stebėtina. Metropoliteno Nashville policijos viršininkas Jonas Drake'as pirmadienio vakarą sakė, kad kai kurie mano, kad šaulys turėjo apmaudą dėl to, kad turėjo eiti į tą mokyklą. Nes krikščioniškos vertybės yra įžeidimas tam, kas jai prieštarauja, kad ir kas tai bebūtų. Taigi, Martinai, ar šis religinis pririšimas eina tam tikrą kryptimi? Taip, eina, ir tai yra vienas iš baisiausių šėtonų sugalvotų dalykų. Nes, kaip jūs ką tik paminėjote, tai yra amoralu. Bet problema ta, kad tai sukels neteisingą rezultatą. Gerai, gali pasidaryti taip apgailėtina, kad jie nebenori kalbėti apie moterį, nenori moteriškai apibrėžti moters. Dabar gimdyviai, tėvai, žmonės žiūri tai ir juokauja apie tai, nes tai taip juokinga, kad verta juokauti. Bet jame yra ir rimtas elementas. Aš turiu galvoje, jei viskas nueis taip toli, kad jūs netgi identifikuosite save kaip katę ir pradėsite dėti mokyklose kraiko dėžes, tada, jei aš ten būčiau, aš iš tikrųjų jas naudočiau tam, kad visi jas valytų. Tai toks juokingas dalykas. Bet vėlgi, užduokime klausimą, ar Hollywoodas tai iš anksto numato? Taip, jie visada žino, kas bus. Gerai, taigi jų pranašas, jėzuitų teatras, veda žaidimą ir ruošia mąstyseną, net jei tai būtų juokas. Taip, jie pradėjo, turite prisiminti, jie pradėjo tai juokdamiesi, o galiausiai jūs paminėjote anksčiau komedijas ir viską, jie pradėjo darytis vis rimtesni, kol galiausiai dabar, jei tik bandote pasisakyti prieš ką nors, tada tu esi valstybės priešas. Taip. Martinai, tai buvo Monty Python filmas, tai buvo prieš daugelį metų, nes Jonas Cleese'as čia yra labai jaunas ir pažiūrėkime šią nedidelę diskusiją, kuri čia labai įžūli. Bet pažvelgus į šiandienos realybę, mes iš pokšto perėjom į realybę, ar ne taip? Tai tiesa. Pažiūrėkime, labai įdomu. Aš noriu būti moteris. Nuo šiol noriu, kad jūs visi mane vadintumėte Loreta. Ką? Tai mano kaip vyro teisė. Kodėl tu nori būti Loreta, Stanai? Aš noriu turėti vaikučių. Tu nori susilaukti vaikučių? Kiekvienas vyras turi teisę turėti vaikučių, jei jis jų nori. Tu negali turėti vaikučių. Tu neslėk manęs. Aš neslėgiu tave, Stanai, tu neturi įščių. Kur tu dėsi vaisių? Laikysi jį dėžutėje?
Aš turiu idėją. Tarkime, tu sutinki, kad jis iš tikrųjų negali turėti vaikų, neturėdamas iščių, dėl ko niekas nekaltas, net romėnai nėra kalti, bet jis gali turėti teisę turėti vaikų. Gera mintis. Judita, turėtume kovoti su engėjais už tavo teisę turėti kūdikį, broli. Oi, sesuo, atsiprašau. Kokia prasme? Kokia prasme kovoti už savo teisę turėti kūdikį, kai negali susilaukti kūdikio? Tai simboliška, mūsų kovos su priespauda simbolis. Simbolizuoja kovą su tikrove. Na, Martinai, galbūt turėtume pagirti savo draugus Australijoje, kurie mums atsiuntė šį vaizdo įrašą. Tai tikrai neblogai tinka. Taip, aš žinau, tai iš tikrųjų juokinga. Jei tik matote, jog tai buvo juokas ir kaip tai tapo realybė. Taip, žinoma. Gerai, taigi, Martinai, grįžkime prie rimtosios šios reikalo pusės. Ne tai, kas vyksta, o kur tai veda. Tam tikrų etapų turi įvykti stumimas atgal. Taip, ir žmonės turi būti pakankamai sujaudinti, kad įsitrauktų, kad pasiektų tą stumimą. Ir tai bus moralinė problema, tai bus religinė problema. Jie grįž prie religinių vertybių, jie privers švytuoklę sviruoti. Pažiūrėkime. Persikeliant į Ameriką, tai šio vakaro požiūrio akcentas, kaip ką tik aptarėme, žudikė Audrey Hale gyveno sergančiame fantazijų pasaulyje, kuri patvirtino ir švenčiama šiuolaikinė kultūra, nesąžininga konstrukcija, berniukai gali tapti mergaitėmis, mergaitės berniukais, jos iškreiptame prote, jos mirtini priešai yra tie, kurie nepatvirtina jos įsivaizduojamos tapatybės. Šiuo atveju jos senoji krikščioniškoji mokykla ir jos šeima. Ir dabar ji eina ir išsprogdina 6 nekaltus žmonės, įskaitant 3 mažus vaikus. Politinis atsakas labai nuspėjamas yra kalta ginklų kultūra. Raginimas uždrausti AR-15, tačiau taip išvengiama neginčijamos tiesos, kad kairieji sukūrė pasaulį, kuriame mūsų jaunuoliai susiduria su realybė. Žiniasklaidos priemonės, kurios, kaip manoma, domisi tikrais faktais, yra keistai santūrios dėl perspektyvos sužinoti daugiau apie žudikės motyvus. Mes neįsivaizduojame, kas buvo Miss Hale galvoje, kodėl ji nusitaikė į Covenanto mokyklą, bet aišku, kad jei tai antikrikščioniškos neapykantos atvejais, mes visi turėtume žinoti viską apie tai, įskaitant tai, kas ją tam įkvėpė, nes stabilų žmonės yra ypač jautrus nuodingai ideologijai. Mes jau žinome, kad kai kurios mažiau radikalios pakraščio grupės yra žiauriai nusiteikusios prieš krikščionis. Pažiūrėkime, kaip jie puola bažnyčios ir gyvybę remiančius centrus per pastarosius 4 metus. Ir šį šeštadienį planuojama transkeršto diena. Internete skelbiami grėsmingi vaizdo įrašai. Žinoma, nebuvo nė garso. DOJ šią savaitę apie tai ir Merickas Garlandas atsisakė nagrinėti net galima neapykantos nusikaltimų kampu šiuose Našvilio šaudynėse. Ar planuojate pradėti neapykantos nusikaltimų nukreiptų prieš krikščionis tyrimą? FTB ir ATF dirba kartu su vietos policija. Iki šiol motyvas nenustatytas. Tai gryna ir paprasta politika. Demokratai daug investavo į siužetą, kad baltieji Amerikos krikščionys yra patys pavojingiausi žmonės planetoje. Atminkite, kad ši grupė yra tikrieji priešai. Jūs turite jaunų žmonių, kurie organizavosi internete, kurie vadina save Pirma Amerika. Iš tikrųjų, aš tai vertinu kaip šūkį, kaip būdą pasakyti, kad esame baltieji nacionalistai. Krikščionys nacionalistai mano, kad Jungtinės valstijos buvo įkurtos kaip aiškiai baltųjų krikščionių tauta ir bet kokia grėsmė jų darbotvarkiai turi būti panaikinta, net jei tai reikštų smurtą. Jei kalbate apie žmonės, kurie tiki etnovalstybę arba religinę teokratiją, mes tikrai esame lūžio taške. Žinau, kad daugelis žmonių taip sako, bet mes to siekiame. Mes neturime laiko ginčytis dėl akivaizdžių dalykų, neigti pagrindinių faktų ar apsimesti, kad gyvename fantazijų pasaulyje, kur viena lytis gali tapti kita lytimi. Negalime leisti, kad šarlatanai mus skirstytų. Sunkus darbas, šeima, tikėjimas ir patriotizmas yra tai, kas mus išgelbės. Jie visada gelbė. Martinai, jos paskutiniai žodžiai apibendrina visą mūsų poziciją. Tai būtent. Taigi tu galėtum pažvelgti visą tai ir pradėti nervuotis ir viskas jumise sujuda dėl viso šito.
Bet tada tu turėtum klausytis, ką ji pasakė pabaigoje. Ir tokia mūsų pozicija buvo visą laiką. Tokia yra mūsų pozicija, kur tai juda. Bus švytuoklės siūbavimas. Taigi, kad būtų aišku, mes nesutinkame su tuo, ką ji pasakė pabaigoje. Mes tiesiog sakome, kad tai pastums švytuoklę. Nes patriotizmas ir visa tai sukels kažkieno mirtį. Taip. Ir tai mes sakome, tai reiškia, kad švytuoklė ims siūbuoti. Nesiruošiu su tavim nesutikti, bet pasakysiu, kad mes neprieštaraujame teisingų moralinių klausimų nustatymui. Ne, tame ir reikalas. Taigi, netgi bažnytinės organizacijos pasakytų, pagaliau sprendžiami moraliniai klausimai ir žmonija juda teisinga linkme. Bet dar kartą pakartokime, jei į moralinį kompasą bus išvirkšta nuodų, tada tai ves į pražūtį. Taip, o moralinėme kompase yra nuodų injekcija, nes tai vadovaujasi pasikeitusiomis taisyklėmis, o Biblija aiškiai sako, štai tie, kurie laikosi Dievo įsakymų ir laikosi liudijimo, štai tie, kurie laikosi įsakymų ir turi Jėzaus tikėjimą. Taigi tai eina į konfliktą. Galutinis susirėmimas bus tarp dviejų religinių sistemų. Ir visas pasaulis dalyvaus. Kas galėtų parašyti tokį puikų scenarijų? Mes žiūrime filmą, tiesa? Tai tikrai. Ir mes klausėme savęs, kas gali parašyti tokį puikų scenarijų? Tik velnias gali tai pasiekti, nes net aktoriai nežino, kas vyksta. Taip, tame ir dalykas. Taigi dauguma žmonių, net ir naujienų vedėjai, tikriausiai yra įsitraukę į tai. Taip, ir mes sutinkame, tai juokinga, visas tas amoralumas. Ir jis turi tai apriepti kiekvienoje bazėje. Per tam tikrą laiką jis sukūrė šią interpoziciją, šis Einšub, kaip sakiau. Jis sukūrė visas šias religinės sistemas, kurios kariavo viena prieš kitą, kas žino kiek laiko. Dabar jis juos suvienijo ir kūrė bendrus centrus ir Abraomo religiją ir pasirašo dokumentus, o baltai apsirengęs žmogus labai užsiėmęs. Ir jis, baltai apsirengęs žmogus, vadovauja užkulisuose. Jėzuito teatras Holivudas. O tarp viso šito darbo jis sprendžia visas šias problemas. Ir dabar tu negali pasakyti, atleiskite, tu turi atsiskirsti nuo tos religijos, nes ji nesuderinama su Biblija. O jie ką tik susijungė visi kartu ir jei kas nors pasako prieš tai, jie bus priešai. O dabar išspręsta moralinė problema ir kažkas nori pasakyti, atsiprašau, kažkas negerai. Šie žmonės labai susierzins, ar matai ateinantį bėtų metą. Tai jau ant prarajos krašto. Taigi, Martinai, ar jie jau prašo teisės aktų, kurie ištaisytų moralinį kompasą? Taip. Pažiūrėkime tik į šį. Newsmax Tennessee House parengė įstatymo projektą, kuriuo kriminalizuojami persirenginėjimų drag pasirodymai. Mums nereikia gilintis į šio dalyko detalės, jie jau siūlo teisinius veiksmus ir įstatymus su tuo kovoti. Taip, tai turi eiti tam tikrą kryptimi, tai tikrai eis tą kryptimi. Taigi, translyčių asmenų darbotvarkė supurtys žmoniją. Tai jau drebina žmoniją. Noriu nuspėti, kad tai drebins kiekvieną denominaciją ir jau drebina kiekvieną denominaciją. Turime būti tikri, kad žinome Bibliją, kad žinome, ko nori Dievas, kad mūsų gyvenimas dėrėtų su jo valia. Tikrai. Yra daug nuodėmių, ne tik nuodėmės prieš 7 įsakymą. Yra 10 įsakymų ir jie labai platus. Jie apima visus žmonijos aspektus. Turime išnagrinėti kiekvieną iš jų, ar esame harmonijoje su Dievu ar ne. Ir jei jūsų galvoje yra nusižengimas 6 įsakymui, 8, 9, 10,
pirmam, antram, trečiam, ketvirtam, penktam. Tada mes turime suderinti mūsų gyvenimą su Dievu. Būtent įskaitant viską, kas negerai 7. Taip, tu negali to atmesti ir sakyti, tu toks gimiai. Ne, Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Taigi, Little Light Studios sukūrė labai įdomų video, iš kurio mes paimame kelias ištraukas ir tiesiog pažiūrėkime, ką jie sugalvojo. Transseksualų vonios kambariai atsirado iš niekur. Kita šio traukinio stotelė – pedofilija. Garantuoju. Garantuoja. Tiesą sakant, jis garantuoja taip stipriai, kad jis užsiims pedofiliją, kad tik įsitikintų, jog taip atsitiks. Turiu omenyje, kad tas vyrukas yra absoliučiai nesveikas. Garantuoju, pedofilija yra šalia. Daktarė James Cantor, duodama interviu Toronto žvaigždžiai, sakė, kad pedofilija vadina seksualinę orientaciją. Kaip ir bet kuri kita seksualinė orientacija, pedofilija gali turėti skirtingus požymius. Bet kas gali gimti pedofilu? Turėtume pripažinti, kad pedofilai yra žmonės, kurie nepasirinko savo seksualumo. Turėtume pripažinti, kad pedofilija yra seksualinis pomėgis. Statistika rodo, kad bus 1 ar 2 iš jūsų, kurie kovoja su tam tikra pedofilinio intereso forma. Tačiau problema ta, kad šie žmonės negali kalbėti apie savo jausmus, nes žino, kad dėl to jie bus nekenčiami. Tačiau tai neturi prasmės, nes mes kalbame apie biologiją. Mes kalbame apie seksualinę orientaciją. Jei nori būti drag queen ir tavo tėvai tau neleidžia, tau reikia naujų tėvų. Ar viduje yra vaikai? O taip, jų yra 3 ar 4, bet šios merginos visos pilnai apsirengusios. Tai pasirodymas kaip turas tinka šeimai. Tiesą sakant, žmogus net nenori to parodyti. Ne. Bet tik tam, kad žmonės suprastų, jog turime reikalą ne su vaizduotės sugalvotais dalykais, o su tikrove. Tai labai sergantis pasaulis, kuriame gyvename. Ir nenuostabu, kad Dievas apribojo interpoliaciją, laiką, kuris vadinamas laiku. Būtent tik vien tai, Martinai, ar tai nesako, kad laikas baigėsi? Ar Dievas nepadarė tam galo vieną kartą? Taip, iš tikrųjų daugiau nei vieną kartą. Daugiau nei kartą. Gerai, Martinai, jei transseksualų judėjimas erzina krikščionis, ar krikščionims reikia čempiono? Taip, jiems reikia herojaus, kuris ateis ir viską sutvarkys. Gerai, jei galiu atspėti, ar kodėl tu neatspėtum? Kas galėtų būti tas herojus? Gal popiežius? Ar žaizda bus užgydyta? Taip, ar ne visas pasaulis seks paskui jį? Taigi įdomu, kokia būtų jo pozicija, kokia jūsų nuomonė būtų. Ji būtų prieš, jo nuomonė prieš, o tada kartais ne prieš. Leis tai. Taip, jis kalba kažkokią neaiškę kalbą, dvigubą kalbą. Bet tam, kad pritrauktų masės, jis turėtų pasisakyti prieš, tiesa, kad pastumti švytuoklę, siūbuoti švytuoklę. Pažiūrėkime, ką jis pasakys. Lyčių ideologija yra viena pavojingiausių ideologinių kolonizacijų. Jo komentarai atkartoja ankstesnius teiginius, smerkiančius transseksualų ideologiją kaip pagrindinį jaunimui verčiamą sutrikimą. Ar manai, kad tai patiks krikščionims? Taip, labai gerai. Gerai. Bet tai nepatiks tiems žmonėms, kurie tai minėjo kaip seksualinė orientacija. Ne, tai jiems visai nepatiks. Jis tai pasakė per interviu Argentinos laikraščiui ir jo paklausė, kodėl tai pavojinga. Jis tęsė, nes tai ištrina vyrų ir moterų vertės skirtumus. Visa žmonija yra skirtumų įtampa. Tai augs per skirtumų įtampą, sakė popiežius. Lyties klausimas mažina skirtumus ir paverčia pasaulį vienodų, nuobodžiu, panašiu ir tai prieštarauja žmogaus pašaukimui. Taigi jis sako teisingus žodžius, bet tuo pačiu įkvėpimu kalba gerai arba toleruoja tam tikrus veiksmus,
kurie aiškiai prieštarauja Biblijai. Taip. Taigi, net tvarstant reikalo, žiniasklaida turi nuolat stengtis nukreipti esmę, suerzinti tuos, kurie nori užimti poziciją. Ir viena iš jų yra ta UK moteris, kuri buvo suimta už tylę maldą. Ji buvo suimta už tai, kad meldėsi mintyse. Tada ji buvo paleista ir vėl buvo suimta. Tai turi suerzinti žmonės. Taip, esu tikras, ypač kai pridedate teisėją, išleidžiantį ją į laisvę. Taigi, kitas punktas yra tai, kai vidurinės mokyklos futbolo treneris buvo atleistas už maldą ir jis kreipėsi į teismą ir laimėjo teismą. Taip. Taigi, tai nuolat žiniasklaidoje pasirodantis klausimai, primenantis, kad vyksta karas prieš religinės vertybės. Ir žmonės pradeda siautėti. Ar tai neprivers švytuoklę siūbuoti? Tai prasideda, tai tikrai prasideda. Kitas dalykas, kurį turite, yra sporto žvaigždės. Ir jų yra daug. Štai vienas vartininkas, Jamesas Reimeris, atsisakė vilkėti gėjų marškinėlių. Ir vieni sakys nuostabu, ir daugelis bus susierzinę. Ir jie bando priversti žmonės lipti į šį vagoną, į šį traukinį, kuris įsibėgėja. Ir beveik kaip tas kitas vaikinas sakė, neturi stabdžių. Jame nėra stabdžių. Jūs prisimenate, kad pranašystės dvasioje buvo toks regėjimas apie traukinį, kuris didino greitį ir kad kapitonas priekyje, konduktorius, tas, kuris valdo šią garo mašiną, buvo pats šėtonas. Taigi, Martinai, žmonės pradeda atsistoti ir sako, aš nesilaikysiu šios darbotvarkės ir jie sulauks pasiekėjų. Ir tada švytuoklė pradės siūbuoti. Ir kai ta švytuoklė pasisuks, atsistoja maža grupelė ir sako, mes sutarėme su jūsų vertybėmis, bet yra problema. Ir tada jūs nurodote problemą. Dievo įstatymo pažeidimą, sekimą žvėrimi ir jo vertybėmis, o ne moraliniais Dievo nurodymais. Štai tie, kurie laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus liudijimą, bus susierzinimas. Ir galiausiai visas tas pyktis bus nukreiptas į tą mažą grupelę. Taip. Taigi, Martinai, te padeda mums Dievas, kai mes kartu susidurėme su šia tam tikra ateitimi. Amen. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, pasaulis greitajame traukinyje į pražūtį. Padėk mums, Viešpatie, sutelkti dėmesį į tai, kodėl tu davei paskutinę perspėjimo žinią apreiškime žmonėms, kad jie galėtų ją pristatyti pasauliui, kad atsivertų akis. Mes žinome, Viešpatį, kad į garsų šauksmą atsilieps daugelis. Ir dėja daugelis iš tų, kurie paliks gretas, kurie turėtų geriau žinoti, kurie leido ideologijoms įsiskverbti į savo protus. Prašome, padėk mums efektyviai perduoti paskutinę įspėjimo žinią pasauliui. Ir paversk mus garsiojo šauksmo dalimi. Jėzaus vardu. Amen.